Labas rytas. Išeinu jau iš savo trobėlės. Keliauju, leidaus į apačią nuo kalno. Ir bandau pasiekti kažkokį didesnį miestą. Nežinau, gal kas gausies. Iš tikrųjų, biškį šį kartą netei, gal optimistišką žiūrą viskon. Nelabai yra ką dasigauti iki kokį didesnį miestą. Nelabai važiavau nuo autobusą. Vienas variants yra iš Vilniaus Veitas varyti, kur autobusas atvyks 2 kartus dieno. Tai vienas iš manų jau išvažiavo. O kits nežinau net kada yra. O kits variants yra vėl kopti į kalną, perlipti ton kalną ir tenas kito pusėje kalną yra labiau turistinė miestelė ir iš ten galbūt bus kaip dasigauti. Bet čia yra tik tas tai, kad tokia informacija nepatikrinta, man tiesiog vietinį mergą kažkokį pasakė, kad maždaug ten gali bandyti varyti. Tai va, Kuprienė. Belekiek sunkiai, nesuprantu kaip, jau tiek daiktų atsikračiau, maistą suvalgiau, palikau drabužių kelis, net neapsivežiau. Vis tik Kuprienė belekiek sunkiai. O niekad ten nėra drabužė, bišk ten higienos priemonių. O ta prasme, aš nesuprantu, ta prasme žiaurė sunkiai Kuprienė. Tai va, ir dabar leidausi į apačią ir lauksim update'o, kaip mums čia seksis. Ai, primiskit, kokį dalyką vakar mačiau, bet nebuvo kameras pasiimt su savim durnėlį. Vaikinuks Kupruos su tokias medinės naščiais, ką pavadinti, atnešė maišą bulvių į kalną. Ta prasme, valandą laiko čia turi liepti virš. Valandą. Aš lipau 1,5 valandos. Nu, žodžiu, teik maždaug turi liepti. Un savo bulvių maišą atnešė. Wow. O pati pirmą dieną prasilingiau su kažkokiu senuku. Un su toks didelis dėžis nešė Kupruos. Tai, žodžiu. Va tokiu keliuku tada naktį jau belekiek stačiačiai ir eikti savo į viršų. Žiaurė sunkiai buvo liepti. O į apačią labai baisiai liepti, nes karts nuo karto vis paslysti ant tų akmenų. Eikti savo, jau kiek kartų paslydi kojų ant tų akmenų. Žiaurė čia reikia atsargiai, nibišk nebus greičiau nulėpti į apačią, nei kad palėpti viršų. Kabau. Ir geras dalykas tas, ką matau, ką cable car veik ten keltaus į ton kalną. Nes jeigu čia kalną pačio man nebus autobus, aš turiu per ton kalną ten jau į apačią reikėtų nusigauti. Tai matau, ką veik, o vakar nevažiavo nieks. Bent jau reiškia nereikės liepti, nes žiaur būtų. Ton kalną šitą aš vakar tai lipau vat tą viršūnį ir tai buvo labai sunkiai, o dabar jeigu reikėtų nuo pat apačios tenas palėpti, aš nežinau, aš vis dien lipčiau vienon. Take me home to the place I belong, sweet Lithuania, Zeppelin mama, take me home, country roads. Žinot, kon, čia ką prasilenki su žmonėm, turi sakyti, ahoj. Aš nežinau, ne transleitinau, čia gal slovakiška labas ar dar kažkas, bet žinau, kad ahoj yra ką pasakyti, inda, tai indiena, ne inda iš Indijos, bet indiena, anį sveikina ahoj. Tai čia tokiai patys prie tokių laukinių. Vakar papasakoju man apie meškas, kaip čia yra. Tai sakė, meškų yra. Ir tokia moteriškėlį, kad raton kalnų trobėlį prižiūrėdavo. Ant kiekvieną rytą iš savo to kažkokio kaimelio sulėpdavo į kalną į ton trobėlį. Čia prižiūrėti viskon, valgyti, daryti žmonėm panašiai. Tai Ana buvo
3 kartus prasilenku su meškom. Tai, kas nelabai daug, jeigu kiekvien dieną eini. Bet, žodžiu, jo, yra rudųjų lokių, kažkaip taip, man atrodo, lokių ar meškų, nežinau, neskiriu. Na, bet vien žodžiu, yra nučių. Kabardei už poros metrų. Kabardei už poros metrų. Oh my god. Kiek čia daug nuskrėda. Šniokštvando kažkodėl rūpėlis. Kaip gražiai. A jūs gertumėt un vandenį? Aš jaučiu, kad gali gerti, nes kokia turi būti dorna bakterija, kad tokiam šaltam vandenį gyventi. Hi. Hi. Kaip dalyką atrodo ronka pasiekimi, kada esi pasilėpsi aukštam kalnu. Vakar taip žiūriu, degšiu eisėlis kažkur tuoliai, matau, kad, realiai pripat yra miestėlis, kad atrodo man reikėtų nusigauti. Bet iki nueiti visą dieną, o kalną žiūrint atrodo taip netoli. Ahoj. 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 Daug žmonių iš tikrųjų matau prie kuprinių prisikabinusių varpėlių. Aš suprantu, kad čia turbūt yra, dėl saugumo, jie kažkur ten nureitėtum į apačią, kon girdėtų, tai, barškėtum, kaip kad veršiukam, kam ten karvėm prikabėm. Įpaleidė laukus. Bet tai kaip tu ruškinėst. Eini, tu pim, vis barški. Aš tai jaučiu, norėčiau. Jeigu kažkas jau atsitink, tada jau su tau barškaliuk ten pradedi. Bet taip tai eiktų. Taigi išeini gamtą, tylu, ramybė, o tau čia bim. Įdomus pasirinkimas. Susigraudinau. Baigės keliuks. Čia pradėjau už vakar. Taip fainė buvo. Ir gaila, kad baigės, ir tuo pačiu. Ir baisė, kad baigės, nes nežinau, kas toliau. Bet nuostabė. Plemka, esu laiminga. Šiaurė. Biškė esu užtėnus, nesenė nuverkiau po smėlį. Labai suspaudė širdį, kad kaip jau pamačiau biškį civilizacijai, supratau, kad jau pasibaigtas visas kalnų reikalas. Tai labai tokį patirti turėjau. Tokį sukrečiančią. Tai, žodžiu, dabar sėdu kavinukė,
Pasėmiau popieriau, susirašiau visko iš eilės, pasiplanavau kur toliau. Tai dabar turėčiau važiuoti su autobusu į kitokią Brezno kaimelį, kaip miestelį. Ten praleisti naktį ir rytoj jau važiuoti į Budapeštą. Tai kad tik atvažiuotų autobusas iki čia. Kad tik būtų gera. Nebenoriu šiautų klaidžiojimus, tas autobusas labai nepatiek, labai negera. Pasileik kažkokiam kaimelį, kuriam, tokie kaip Degaičiai, sakau, kad ten nieko nėra, niekur pernakvoti nebūtų. Labai rizikinga. Esu dabar to kavinukė, laukiu autobusą ir čia sėdu jau, gerą valandą vėl daugiau, į dar tik pats sėdėsiu. Tai, kaip suprant, savininkas kažkas atneš bulkučių su melenė, mokėti su Nutella. Tai taip fainė pavaišė ant kon, tik iškeptas, labai karštas. Ir žiūrėkit, kokio gražio veito sėdu. Ten mačiau, kiek valgyti kažko. Labai gražia. Mano autobusas už pusę valandos, bet aš jau atėjau lauku, nenoriu praleisti. Bet žiūrėkit, kaip ir aš stoviu prie stotelės, ne? Va, autobus stotelė ir šitą grafiks viskas, ne? Bet pažiūrėjau, ten ženklas, kurį. Man sarodo, kad autobus stotelė yra už 700 metrų. Tai tikra, čia nėra 700 metrų. Google Maps'a irgi čia rodo, ką reikia laukti. Bet tipo tepto ir laukti autobusas, tepto ir sustojti autobus, kad čia mašin sto. Va tiek maždaug tokiam stresiuki pastovė ir čia. Aišku, bet neaišku. Šiaip čia visai šalta apačioje yra. Kapšneki garain iš burnos. Tai žodžiu. Bet stovės nikur neis, ne. Viskas, jau aš nebenoriu jokių bairių. Sveikit, kur sėdu. O Kabaisė, kažkaip aš tus kalnus geriau jautus nei kad čia. Kažkoks atčigonins nepatinka man. Navigacija iki viešbučiaus rodo eiti pusę valandos, bet rodo per kelius žėdus ten visokius grina, rodo tiesiog apmašinka važiuotų. Bet man atrodo, kad pažiūrėjusi žemėlapį, aš matau kažkokį tiltą, kad rasein per geležinkelį. Ir man rodos, kad aš greičiau ten atsidursiu. Tai aš biškį neklausysiu navigacijas ir eisiu paleisiai. Tai klaus čigūna, kokie neužpals, nes šiandien eikti savo kiek daug. Mano mama pamatyti, kur aš einu. Oi, valkai. Pilna čigūnų. Mano navigacija rodė pusę valandos eiti per aplinkom.
man taip atrodo, kad aš neis per aplinko. Nors gal reikėjo. Tai jau prieks kelnis. Šitį mane ved iki viešbačiaus. Čigonų pilna, ta prasme vėlė kiek. Nu, čia buvo, aš nežinau, buvo pat baisiausias man akimirk per daug laiko žodžių. Pasukau eiti trumpesniu keliu, nes mane navigacija iki viešbučiaus rodė eiti per žėdą ten, žodžiu, vos ne autostradom. Galvoju, čia nesąmonė ir žiūriu, kad man rodo trumpi, matau per žemėlapį, kad ir per geležinkelį tiltas pereiti. Galvoju, eisiu tau tiltus, kaip normalus žmogus. Ir aš pasukau tau tiltų. Ant to tiltų ten pilna butelkų primėtyta, aplinkui vien čigoną vakščio. Jau galvoju, jau negera, kad aš čia einu, bet kom padarys, jau pasukau. Paliup tau tiltų, žiūr, parein viens jau, čia kažkoks čigonas, šnek su rageliu. Priekį kelią užtvėrė irgi čigonas, sėdu ant laiptų, gerniai tenas. Viskas, galvoju, dabar, viskas, galvoju, dabar tai jau bus. Ronko laikau, žodžiu, ašarinis dujus suspaudus kišenėje, jau pasiruošus, kad kažkas bus, bet niek, normaliai nulipau tas laiptas, vis gera. Nulipu laiptas, išeinu į gatvę, žiūr, parein kokie 8 marozą. Viskas, galvoju, dabar tai jau, dabar viskas jau bus. Mano navigacija rodo eiti dešinį. Pasuka šiton dešinį, žiūriu, kad niek panašaus viešbutį nėra, ten kažkoks malkinis toliau vyra. O Dieve, tai pasislėpiau už mašins, ta prasme rimta. Pralindau pro tvorą kažkokią, pasislėpiau už mašins, atsitupiau, išstraukiau iš kuprėnės kietą telefoną ir pradėjau skambinti viešbutį. Sakau, paskambinau, kur man reikia eiti. Sak, tai kur tu eisi? Sakau, nulipau per tokį medinį tiltą, per geležinkelį. Sak, tai jo, sak, gerai rėje. Sak, tu tik nusileidę tuo laiptų, sak, tu turėjai iškart matyti po viešbutį. Ta prasme, priekiai kažkokį malkinį, nemalkinį, tas, žodžiu, medieną, kažkokį metalą, gelžbetonis, kažkoks, žodžiu, pramonis rajonį, nesąmonis, angara kažkokiai. Paskiau visi žiūrėjau, kad viešbutis ne dešinė pusė, o kairėje išvėsi ten kažkur už pastatų biški šlindis, matos. O Dieve. Atėjau į ton viešbutį, sakau, aš galvoju, kad aš mėžus, sakau, veidam per ton tiltą. Sak, jo, sako, jisai baisus. Baisus, ta prasme, ten papjauti mani galėjai. Ten, kad būtų buvę gera, kad būčiau nufilmavus, galbūt persiteikiai, bet aš bijojau jau filmuoti, ten ronko telefoną laikau, kito ronko ašarinis dujas. Rytoj vėl reikės eiti per ton tiltą. Nežinau, nelauku, žiaurė nelauku, nors ten labai greita, trumpa ten tirto keliaus, bet, žiaurė baisė. Žiaurė. Ir aš tikaus, kad rytoj nueisiu ton traukiniu stoti teisę, galėsiu lėpti autobusą, man nereikės ten tarp tų čigonų laukti tų autobusų. O Dieve, kur aš papauliau. Žiauru čia ir žiauru, kad prieš daug metų, kad būdavau telšiaus, kad bijoja praeiti gatvėm. Tai čia va taip ir. Labą rytą. Šiandien atsikėliau Brezno miestelį ir už poros valandų važiausiu į Zvolen. Zvolen irgi ir toks nedidelis miestėlis ir ten turės praleisti valandą laiką iki kieto autobusą, katras veš į Bratislavą ir iš Bratislavės jau tad važiaus į Budapeštą. Tai labai tikaus, kad to Zvolen stotį, bus biški saugiau nei kad Brezno stotį. Mačiau kito pusę gatvės palei mapsus, kad yra Lidlas, tai jaučiu, kad 2 valandą iki kieto autobusą aš Lidlį prasidėsiu.
Tai vat, šiandien, jeigu viskas gera, turėčiau atsidurti Budapešte. Ten, manau, jau bus biškį ramiau. Naktis nebuvo labai faina, už sienos pastovė tronki duris, ten baliavoj, man atrodo, ir šunis tai sarga alvoj. Jo. Vaistas pro longą. Galvojau, gal saulė matysies, nes ten į rytą, bet tokį rūką, tai čia gali matyti. O ten, tarp kitko, ir mašinų muziejus. Labai daug visokių mašinų, gražių, senovinių, sportinių, nesportinių. Štai mano kambarys. Džiūn drabužė vakar su rankom išsiplojau. Nu jau beveik išdžiovė, kol reksėlė bus gera. Toliau turime mano daiktai. Ką pasakiau, užrėm su duris su kėdė. Ir toks dušiuks. Viskas šiaip kaip fainė, normaliai. Tik tas žiūrėkėt, kad nesamai praskeista muilą padėjai. Nu taupa, žmonės taupa. Nik nepadarysi. Tai va tik lauko pusryčio. Tu jau rinksiu savo drabužius, kol išsiplojau su rankom. Gera, kai išdžiau, nes galvoju, kad nedžiausi, nes radiatorius nešėla. Oi, ką bijau. Žiauriai bijau eiti. Wow, nežinau, gal reikia mėginti eiti iki pačios prašyti, kad taksi iškviestų. Nors čia 5 minutės tie keliaus, bet bijau eiti. Eina savo. Nu, bet sekmadienį rytmetis, nu gal niekad nebus to autobus stotie. Bet tos tilts, eik, tu savo ką priek nueiti. Vojau kalyn, o čia nežinau, šiaip nulašėjai, o jau išsitraukiau skėtį. Žiūrėkėt, parodys šitom neviešbuton muziejų. Keita turėtų būti. Prižarė. Paprašiau Fadavyskai iškviestų taksi, bet nelabai šneka nors anglišką, tai kad jie nesuprato. Nu, bet nuėjai, lyg tą skubin. Išėjau, laukiu taksi. Nuėjau pas padavėją, sakau, gali iškviesti taksi, sak, tai taik per tiltą. Ne, sakau, neįs aš per tiltą. Na, žiūrėkit, tai jau pamėgins nufilmuoti, kokia čia vaiba. Un tā tas tilts, kur vakarėjo. Nu, toks pat kā pie Telšiaus, kā būdavo seniau, bet ne, dėko. Vakar tai čia pilna stovėjo šaikas. Ten už to autobusą irgi stovau prie konteineriaus. Trauk lauką kažko iš konteineriaus eišką.
Turėjom autobusų stoti, kaip sakiau, ant Lidlas. Va tak. Jau nueiti tūlį, kad tai irgi tolėks mokams ir tik tas 50 centų te galėt įmėsti. Gražus irgi neduod. Tai priejau prie žmogaus. Sakau, jauns bakuriuks. Sakau, gali pasmolkinti. Nešneka anglišką, bet suprat, ko nurodau. Sakau, nu cents, rodau eurą, kad tur cents, tai vis tiek susišnyki. Turiu da laiko. Ein pasivaikščiot, gal kavos aparatą ras kur nors. Čia jau bišk daugiau civilizacijais. Žiūrėkit, ten tuolkoj graži pilis. Iš tikrųjų labai gražiai čia ir, bet čia grina yin-yang blogis su gėriu maišos. Labai tokia. Nu, sena atsiliekus valstybė, bet to ir žavesiaus iš tikrųjų. Tai biški jau geriau. Bratislava. Tai sveiki visi. Atvariau į Bratislavą. Ir dabar keliauju pavalgyti. Šiaurę noriu valgyti, eiktų savo. Ir turėsiu čia 5 valandas, man atrodo. Tai paslevinėjus po miestą ir tada jau į autobusą ir į Budapeštą. Nu, atneš maistą. Čia yra kažkokie kapgniočiai su ožkų sūriu ir koldūna kažkokie. Pamiršau su ko ir vien žodžiu. Jokios naudos iš manęs sakau, nedasakau. Ir dar užsisakiau tų gėrimą. Kažkokį švynogių. Tai ragaujam. Pirmiausia, ragausiu tų kapgniočių su tau sūriu ožkų. Ir krasnelijom. Kaip skaniai. Pakėti tai koldūną, yra sukrapas ir bacon. Nu, vidaus sūris, nu vien žodžiu. Kažkam biškai prisisvaigo, netep supratau. Nu, bet jo, su ožkų sūriu irgi ir su bacon. Labai skaniai. Einu savo. Nu ir paskutinis, bet neprašiausias, tas vynuogių gėrimas. Kvep kaip šampanas. Kaip skaniai. Kaip šampanas, taip nealkoholinis. Šiaurė geras. Jėzau, ką prisivalgiau. Su manimi problema, kad aš nesuvalgau pilnos porcijos. O taip atrodo norėtus visko paragauti. Būčiau davus sriubėlius pasiims. Bet konto. Bet pažiūrėjau, iš kur tas pagurklis ir tai nežinau. Kitas dalyks. Žodžiu, norėjau palikti arbatas. Tai galvoju, atsiskaitysiu grinas. Atmės mane. Nu, ikon, atmet 50 centų. Bet po jokių smulkių. Nu, patikal, tai niekai nepalikau. Nu, palikau 5 centų, da 3 sugrabaliau kišenė. Nu, tipo, nu, patikal, tai jūs žiūrėkit, jūs galvokit. Norėt, kai jums palikti arbatas, jūs prasmulkinkit. O, kažtiek. Žodžiu, jūs prasmulkinkit tus pinigus ir paliks daugiau arbatas. Nu, va tiek.
Voka graži. Nemaniau, kad tiek žmonių bus prie statulėlės nusifotkinti. Oh my god, bet aš irgi noriu. Nu, jie jau atvariau, tai reikia pritūpti, ne? Dėdė koks. Čia reikia jau patrint, gal net ant kepurėnam. Nu, feine. Da nuvarau iki vienos bažnyčias ir viskas, varau įstoti. Sau ką vakščiuoju Mondri šitom gatvėm, žiūrun kelien laps prikėbis. Ektų savo mundruolį atsirado, keliauningi. Kai kraiška vien gaila, reik užsirezervuoti. Velkomėje, žiūzau, neskubėk. Viskas atvažiavo savo hostelį. I swear to my god, nusivaliau makiažą autobus. Viskas iki rytojaus jau neiktų.